Figaro, 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 Figaro. Sveiki visi! Kaip matote, aš vėl darau savo naują videoblogą. Ir šiame videoblogė, kaip pastebėjote iš video pavadinimo, aš jums pravesiu pamokėlę, kaip tapti dainininku. Taigi, nuo ko pradėti? Visų pirma, jeigu jūs norite tapti garsiu, ahujienu ir šiaip fainu dainininku, jūs pirmą turite susigalvoti slapyvardį. Jie gali būti visokie. Pavyzdžiui, Kotletas, Čumbramatrachė Pendeho, Marozas, Metropolistas ir pabaigai kokį nors rimtesnį Pizdagalvis. Nu gal jis nėra tiek rimtas, bet bent jau išsiskirsite iš kitų dainininkų, kai jūs dainuosite prieš didelę žmonių minę savo sceniniu vardu. Taigi kitas etapas, ką reikia padaryti, kai jūs susigalvojate savo slapyvardį, jūs turite išmokti dainuoti. Tai padaryti yra labai sunku. Bet jeigu jūs žiūrėsite toliau visą šitą video, pamatysite pačius lengviausius pratimus, su kuriais jūs galėsite giedoti kaip balandis. Taigi jeigu jūs norite turėti labai gerą balsą, jums reikės aišku derinti ir mitybą. Labai geras patiekalas, kurį aš jums pats asmeniškai pasiūlysiu, kuris lavina balso stygas, yra druskos padelis. 2 kartus į dieną. Vėliau reikės atlikti keletą pratimų jūsų balsui lavinti. Taigi po viso šito mes galime važiuoti toliau. Taigi kitas dalykas yra tas, kad tikras dainininkas turi tobulinti savo balsą visur ir visada. Pavyzdžiui, duše, tualete, what the fuck? Ir netgi miegant. O mama, o man jau 18. Vėliau, kai turėsite jau geresnį balsą, tikiuosi, kad turėsite, galite namuose pamatyti rašyti keletą savo gabalų. Bet jų kol kas neviešinkite. Tiesiog nusiųskite kokiam draugui ar pažįstamui ir paklauskite jo nuomonės, ką jis mano apie jūsų dainą. Nu ką? Metas pabandyti rašyti savo gabalą. Aš myliu medžius. Aišku, prie viso šito jūs galite pridėti plojimus. Aš myliu medžius. Nu ir dar tušinukinius būgnelius. Aš myliu medžius. Kaip sunkiai rašinėjau. Galiau, reikia nusiųsti gabalą. Pažiūrėti, ką mano draugas. Po visų šitų sunkių punktų jūs turite būti kaip nors pastebėtas. Yra įvairiausių būdų, kaip tai padaryti. Ei jūs, pidarastai! Jas pastebėjo. Tačiau lengviausias būdas tai padaryti yra tiesiog aprašyti save, savo talentą ar šiaip savo kokią nors mini istoriją ir pasiskelbti ją ant Facebooko sienos. Viskas. Aš dainininkas. Bet manau, tai atrodo labai šudinai. Kodėl? Galėtų patylėti. Todėl manau, kad jeigu jūs norite pritraukti bent biškutėlį žmonių į savo dainų ratą, jums reikia surengti koncertą. Tai padaryti irgi bus labai nelengva, nes kad surengti koncertą reikia turėti labai daug pinigų. Ir fan. Bet nenusiminkite. Kita išeitis yra tiesiog papigiai viską surengti pas save namuose. Dėkui! Bravo! Bravo! Va čia tai talentas! Bravo! Ar jūs man pritarėt? Bravo! Bravo! Pamiršau pasakyti, kad per pirmusius koncertus gali būti šiek tiek mažai žmonių. Taigi varome toliau. Kitas dalykas yra tas, kad jeigu norite, kad jūsų talentą pastebėtų dar daugiau žmonių, jūs galite eiti tiesiog paprasčiausiai viskiausius dainavimo konkursus, real show ir panašiai. Kitas! Prisistatykite, ponas. Sveiki. Aš esu Pizdagalvis ir mano talentas yra labai ahujenai dainuoti. Norit išgersti? Padainuok mums sykį. Taip, laukit. Dabar visi tėmi. Nė garso. Some piece of
Viskas, užteks, nebedainuokite. Ponas, nebedainuokite. Ar jūs mane girdite? Nebedainuokite. Neškitės iš čia. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you and I'm dead. Kitas! Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują videoblogą. Prenumeruokite, laikinkite, komentuokite ir visą tai darykite vienu metu. Dar norėčiau jums pasakyti vieną dalyką, kad namuose aš turiu labai daug baltų nenaudojamų maikių su savo parašu. Ir tas maikės aš tiesiog norėčiau uždalinti savo fanų. Viską, ką jums reiks tiesiog padaryti, tai subscribinti lietuviškai, prenumeruoti mano YouTube'ės kanalą, palaikinti šitą video ir į komentarus parašyti, kodėl jums patinka mano video blogai. Visas šitas mini konkursukas vyks iki sekančio mano video blogą, o laimėtų iš viso bus 10. O kas iš Vilniaus, tai bus galimybė ir gyvai perduoti prizą. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują video blogą. Su jumis buvau aš, profesionalusis balso stygų lavintojo profesijos atlikėjas Edvinas Navickas.